Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ramybė jums. Ir tau, ganytojau. Brangus broliai ir seserys, mėly senjorai, šiandien vėl susirinkome į šventąją mišių auką pasimelsti už jus, kad Dievas teiktų stiprybės, kantrybės ligoje, gyvenimo kelionėje, kad galėtume visi ištvermingai ir kantriai nešti savo gyvenimo kryžių ir ištikimai vykdyti Dievo valią. Suprasdami, jog ne visuomet ėjome ten, kur kvietė Kristus, nekartą buvome įžeidę Dievą, artimą, atsiprašykime, kad vertai dalyvautume šventoje mišių aukoje. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausiąją mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius ir jūs, broliai seserys, melsti už mane viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes te nuvedamos į amžinąjį gyvenimą. Amen. Garbė Dievui aukštybėse. Deus
Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, Credoris peccata mundi, miserere nobis, Credoris peccata mundi, suscipe de pregationem nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quae tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritum in gloria Dei Patris. Amen. Melskimės. Dieve, šventųjų brolių Kirilo ir Metodijaus triūsu apšvietęs slavų tautas, giliai įdėk į mūsų širdį savo mokslą, kad tvirtai tave tikėtume ir vieningai išpažintume. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Skaitinys iš apaštalų darbų. Paulius ir Barnabas ryžtingai pasakė: pirmiausia, jums turėjo būti skelbiamas Dievo žodis, bet kadangi jūs jį atmetate ir patys laikote save nevertais amžinojo gyvenimo, tai mes kreipėmės į pagonis. Taip mums liepė viešpats: paskyriau tave, kad būtum šviesa pagonims, kad gelbėtum juos iki pat žemės pakraščių. Tai girdėdami pagonys džiaugiasi ir šlovino Dievo žodį ir įtikėjo visi paskirtieji amžinajam gyvenimui. Taip viešpatio žodis išplito po visą kraštą. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją. Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją. Garbinkit viešpatį visos tautos, šlovinkite jį visos šalys. Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją. Jo gailestingumas tikrai begalinis, savo pažadams jis ištikimas per amžius. Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją. Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją.
Alleluja, alleluja, alleluja. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Garbė tau, Viešpatie. Viešpats paskyrė dar kitus 72 mokinius ir išsiuntė juos po 2, kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietovės, kur jis pats ketino vykti. Jis sakė jiems: pjūtis didžiulė, o darbininkų maža. Todėl prašykite pjūties šeimininką siųsti darbininkų į savo pjūtį. Keliaukite, štai aš siunčiu jūs lyg avinėlius tarp vilkų. Nesineškite piniginės nei krepšio, nei autuvo ir nieko kelyje nesveikinkite. Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausiai tarkite: ramybė šiems namams. Ir jei ten gyvens ramybės vertas žmogus, jūsų ramybė nužengs ant tų namų, o jei ne, sugrįš pas jus. Pasilikite tuose pačiuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio. Nesikilnokite iš namų į namus. Jei nueisite į kurį nors miestą ir jūs priims, valgykite, kas bus jums padėta. Gydykite to meto ligonius ir sakykite visiems: jums prisiartino Dievo karalystė. Tai Viešpaties žodis. Šlovė tau, Kristau. Brangus broliai ir seserys, šiandien katalikiškasis pasaulis mini šventuosius vyskupus Kirilą ir Metodijų. Tai Europos globėjai, kurie troško, kad visa Europa ir ne tik, visas pasaulis pažintų amžinąją meilę ir šitos meilės šviesoje gyventų atnaujintą gyvenimą, pilną tiesos, gerumo, meilės, ištikimybės ir tikrojo džiaugsmo. Ir Viešpats siunčia apaštalus, kad jie eitų į visus miestus ir kaimus ir liudytų Evangeliją, skelbdami Dievo žodį, nežiūrint jokių sunkumų ir išbandymų. Ir kaip matome, beveik visi apaštalai paaukojo netgi gyvybę už Kristaus tiesą, už jo linksmąją ir gerąją Evangeliją. Ir trokšta Viešpats, kad mes prašytume maldoje, kad Viešpats siųstų kuo daugiau darbininkų į savo pjūtį. Ir šiais jubiliejiniais metais, kuomet daug piligrimų vyksta į Romą, kada daug piligrimų keliauja ir Lietuvoje į tas šventovės, kuriuose galima pasimelsti, pelnyti visuotinius atlaidus. Ir šiais metais ypatingai visos bažnyčios, kiekvieną kartą, kada aukojama šventoji mišių auka, po šventųjų mišių meldžiasi už naujus pašaukimus. Nes Viešpats to nori. Jis sako: melskite pjūties šeimininką, darbininkų į savo pjūtį. Ir mes meldžiamės ne tik, kad būtų kuo daugiau kunigų, vienuolių, bet mes meldžiamės ir už tą jaunimą, kurie ryžtasi eiti šeimos gyvenimo keliu. Kaip reikia šiandieną gražių šeimų, kaip reikia šiandieną kilnių jaunuolių ir mergaičių, kurios kurtų savo šeimos gyvenimą ant tvirtų tikėjimo pamatų. Ir kaip žinome istorijoje, kada būna gausios šeimos, ištikimos ir tvarkingos šeimos, iš tų šeimų daugiausiai ir yra pašaukimų į kunigystę ar į pašvestą į gyvenimą. Todėl melskime ir šioje mišių aukoje, kad Viešpats siųstų kilnių širdžių, kurios būtų pasiruošusios eiti ne tik kunigystės ar pašaukto gyvenimo keliu,
bet kartu įsipareigotų kurti gražias šeimas, kad nebijotų aukotis šeimoje, kad nebijotų auginti vaikučių, bet drąsiai prisijimtų tą šeimos gyvenimo kryžių, su meile jį neštų ir atsimintų, kad mes turime aukotis dėl Dievo, dėl tautos, dėl mūsų bažnyčios ir dėl mūsų visų gerovės, kad krikštautų šeimose vaikai, o mes džiaugtumėmės šeimų gyvenimo laimę, kuri taip pat pakvies į gyvenimą ir naujų pašaukimų. Dangiškoji motina Marija, apaštalų karalienė, tegu užtaria mus šioje maldoje. Kirilas ir Metodijus. Vyskupai. Gerai. Brangus broliai ir seserys, kartu su šventuoju vyskupu Kirilu ir Metodijumi visi viena širdimi maldaukime išganytoją, kuris mus nuolat užtaria savo tėvui. Viešpatie Jėzau, vyriausias mūsų ganytojau, padėk savo apaštalų įpėdiniams vyskupams visada skelbti sveiką mokslą. Meldžiam tave, išklausyk mus. Skatink tautų vadovus taikiai bendradarbiauti, keliant medžiaginę ir dvasinę gerovę. Meldžiam tave, išklausyk mus. Visiems, kurie moko visuomenę, primink, kad turės tau duoti apyskaitą. Meldžiam tave, išklausyk mus. Būk gailestingas atkritusiems ir atšalusiems krikščionims. Grąžink vienybę ir uolumą. Meldžiam tave, išklausyk mus. Mirusiems vyskupams ir kunigams suteiki dangaus laimę. Meldžiam tave, išklausyk mus. Išmokyk mus savo gabumus ir malonės dovanas, stropiai naudoti tavo garbiai žmonių labui. Meldžiam tave, išklausyk mus. Laimink Viešpatie šventąją žemę, Ukrainą, kitus kariaujančius kraštus, teik visiems taiką, ramybę, o žuvusiems laimingą amžinybę. Meldžiam tave, išklausyk mus. Laimink Viešpatie senjorus, laimink visus sergančius, laimink visus, kurie patarnauja ligoniams, kad jie turėtų ištvermės ir gerą valią patarnauti ir padėti kenčiantiems. Meldžiam tave, išklausyk mus. Laimink Viešpatie Lietuvos prezidentą, Seimo narius, visiems suteik šventosios dvasios dovanų. Meldžiam tave, išklausyk mus. Laimink Viešpatie pasaulio galiūnus, kad jie visus sprendimus priimtų pagal Dievo valią. Meldžiam tave, išklausyk mus. Viešpatie mūsų Dieve, tikėjimas, kurį šventieji vyskupai skleidė ir gydė, nuvedė juos į šventąją amžinybę. Sustiprink ir mūsų tikėjimą bei viltį, kad tavo rankos vedami tvirtai žengtume tiesos ir meilės keliu. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Yeah.
Melskitės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Te priima Viešpats iš tavo rankų šią auką, tegul įteikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę naudą. Visagali maloningasis Dieve, įjungim dangiškasias dovanas šią savo tautos auką, kurią atnašaujame, minėdami šventuosius Kirilą ir Metodijų. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Aukštyn širdis. Keliame į viešpatį. Dėkokime viešpačiui Dievui. Verta ir teisinga. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau, amžinasis Tėve, dėkoti per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Palaimintųjų Kirilo ir Metodijaus šventėje mes džiaugiamės, kad savo bažnyčią tu drąsini jų švento gyvenimo pavyzdžiu, jų žodžiu mokai, jų malda saugai. Todėl mes drauge su dangaus angelais ir šventaisiais šloviname tave nepaliaujamą giesmę. Šventa, 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 šventas, viešpats Dievas, šventas, viešpats Tikrai, tu viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis, todėl tave prašome, šventosios dvasios galia pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo noru turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas: imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas, davė mokiniams tardamas: imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios
ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jūs ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Mes skelbiame Viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau Viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukė mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus, Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius, šventoji dvasia sutelktų vienybėn. Atmink Viešpatie savo bažnyčią plačiajame pasaulyje, ugdyk ją tobulą meilę, globok mūsų popiežių Pranciškų, mūsų vyskupą Darių, mane nevertą savo tarną ir visą kunigiją. Atmink mirusius, mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmigo su viltimi prisikelti. Ir visiems tavo malonė baigusiam žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk, meldžiame mūsų visų ir leiskim drauge su šventąja Dievgimdyta mergele Marija, su šventoju Juozapu jo sužadėtiniu, su palaimintais apaštalais ir visais šventaisiais turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį su juo ir jame, tau visagali Dieve Tėve su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Amen. Išganytojo pamokyti ir jo liepiami drįstame tarti: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus, Viešpatie, nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs: aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteikia išžadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Viešpaties ramybė visada telydi jus. Palinkėkite vieni kitiems ramybės. Ramybė jums, ramybė jums. Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes pasigailėk. Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes pasigailėk. Dievo avinėlį, kuris naikini
Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Žmogaus sūnus atėjo, kad savo gyvybės kainą daugybę išpirktų. Kristaus kūnas ir kraujas. Amen. Kristaus kūnas ir kraujas. Amen. Kristaus kūnas ir kraujas. Aukštyn
Melskimės. Džiaugdamiesi palaimintųjų Kirilo ir Metodijaus švente, priėmėme Viešpatie švenčiausią sakramentą, amžino išganimo laidą. Tegul jis mus gelbė šiame ir būsimajame gyvenime. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Malda prašant pašaukimų. Jėzau gerasis ganytojau, tu atėjai, kad surastum ir išgelbėtum tuos, kurie buvo pražuvę. Tu įsteigei bažnyčioj kunigystę, kuri privalo tęsti tavo darbą per amžius. Mes karštai meldžiame tave, atsiųsk darbininkų į savo vynuogyną. Siųsk savo bažnyčiai vertų kunigų. Atsiųsk brolių ir seserų vienuolių, kad visi, kuriuos tu prieš amžius įsirinkai savo tarnybai, paklustų tavajam pašaukimui, bet kad ne vienas nepašauktas neįsibrautų į tavo šventovę. Dieve, kuris iš savo beribės meilės padovanojai mums gyvenimą, tu trokšti, kad būtume laimingi, prieš akis šeimos, kunigystės ir pašvęsto gyvenimo keliai. Padrasink jaunus žmonės ir patark, kurį kelią jie turi pasirinkti. Suteik jiems drąsos, nebijoti plačiai atverti širdžių duris amžinai meiliai. Paimk juos už rankos ir parodyk jiems tiesos ir meilės kelią. Leisk jiems suprasti, kokį žingsnį turi žengti savo laimės link. Viešpatie, kreipk juos ten, kur tu nori, ir suteik ištvermės malonę. Marija, bažnyčios motina, globok, patark, drąsink ir vesk jaunus žmonės pašaukimo keliu. Amen. Kad Viešpats ir toliau globotų senjorus ir visus, kurie jiems ištiesė meilės ir gerumo ranką, suteiksiu visiems palaiminimą. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Garbė Viešpaties vardui. Dabar ir per amžius. Te padeda mums Viešpats. Dangaus ir žemės kūrėjas. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Te lydi jūs Viešpaties malonė. Dėkojame Dievui. Marija, motina brangi, palaimink dangaus, kad smelstama su viltimi, gailestingumo gaus. Mano
nusidėti,